Sveiki. Kovo 3. Ši diena yra išskirtinė. Tai yra uždaromas stipriausias turbūt per pastaruosius 50 metų užtemimo koridorius. Pirmas 3 dienas, tai yra vasario 28, kovo 1, kovo 2 dienomis mes kaip ir ruošiamės šitam uždarimui. Buvo mūsų gyvenimuose labai daug tokių situacijų, kuriuose mes net nesupratom, kas vyksta. Nes užtemimo koridorius visada neša savo energijoje labai didelį uždarimą. Uždarimą, apie kurį mums iš karto net sunku suprasti, kad tenka uždaryti kažkokias senas savo gyvenimo problemas. Šiandieną kovo 3, jinai veidrodinis skaičius, tai yra 2 trejetai, tai yra kūrybinio potencialo stiprinimo laikas, tai yra iš tiesų, tai yra kada Žemė atsistos tarp Saulės ir Mėnulio ir tokiu būdu Mėnulis taps raudonu, tuo vadinamu ugniniu arba kraujo spalvos Mėnuliu. Ir šis vakaras, ši diena turėtų praeiti daug ramiau, daug labiau susikaupus, apgalvojant savo gyvenime, kas man yra per didelis sunkumas, ką aš nešu tik todėl, kad reikia nešti, tik todėl galbūt nešate kažkokią seną skausmą, galbūt nešate kažkokią seną įsitikinimą apie save, kad nevykus, nemoku, nežinau, kad kiti žmonės turi kažkaip elgtis, galbūt nešate savyje kontrolę, kad viskas turi būti taip, kaip aš noriu, galbūt nešate savyje viską tai, kas yra jums šiuo metu visiškai nereikalinga, netgi per daug daiktų, per didelį emocinį bagažą. Dažniausiai mes labai stipriai nešame savo aukos poziciją, tą aukišką poziciją. Ir ši diena yra, įsivaizduokit, mes stojam prie didžiulio lango ir jį atidarius, tu matai platų pasaulį. Ir vat mes stojam būtent prie šio lango ir jį atidarius mes galėsim rinktis viską, absoliučiai, mes renkamės viską, tačiau mums netelpa niekas į mūsų kambarį, iš kurio mes atidarėm langą, nes mūsų kambarys jau toks pilnas, kad jame nėra vietos, jis pilnas senų daiktų, jis pilnas visko, kas sena, ir jame net nėra vietos pastatyti naujam gėlės vazonėliui, nėra vietos padėti kažkam. Tiesiog šitam kambaryje jau nebėra vietos, mes tiek jį visko užpildėm, ypač savo emocijų, savo neišgyventų arba išgyventų skausmų, savo pykčių, jeigu kiekvieną tą seną spintą, seną daiktą įsivaizduotumėme tame kambaryje kaip tam tikrą savo gyvenimo įvykį, o tų įvykių mūsų gyvenime yra be galo daug, įgautų prasme tai, kad šiandieną, būtent šiandieną, reikia visą tai paleisti. Ir jeigu jūs visą tai įsivaizduosite, kad tas kambarys esate jūs, tai yra jūsų viduje, suprasite, kad šiandieną mes turim visiškai paleisti tai, ką mes iki šiol nešėme. Tas nešimas mums nieko neduoda. Absoliučiai. Tai senas gyvenimas. Mes turime išvalyti šį kambarį ir kad jis liktų tuščias. Ir vat naktį atsidarys langas. Tas langas į visiškai kitą realybę. Nes tai yra stipri diena, kurioje net mažiausia mūsų norą, mažiausia mūsų ketinimą visata girdi. Net mūsų kvėpavimą, kaip mes šiandieną kvėpuojame, net ir tai girdi. Ir šios dienos pagrindinis šio vakaro, pasakyčiau, pagrindinis yra darbas šio vakaro. Tai yra padaryti praktiką, bet praktiką savo.
Skirkite 20 minučių, maždaug taip. Labai svarbu šiandieną deginti žvakę, labai svarbu. Visa sena turi sudegti. Tiesiog atsisėskite ir svarbu yra tai, kad būtų kojos, rankos nesukryžiuotos, bet delnais į viršų. Tiesiog va taip. Tai yra priėmimo ženklas. Aš priimu visą tai, kas vyksta. Kūnas pats pasako, ko mes norime, kokios pozos. Ar mes norime atsigulti ir delnais į viršų, ar mes norime atsisėsti delnais į viršų. Svarbu, kad nugara būtų tiesi, kad jai būtų patogu per kanalą tekėti energijai. Ir įkvėpkime, užsimerkime. Įkvėpkime 3-4 kartus per nosytę, iškvepiame, viduje sulaikome per 2, per kokius 3 įkvepiame, pavyzdžiui taip. Įkvėpiau iki pilvuko apačios, sulaikau per 2 ir išpučiu per burną. Per 6. Ir taip kokius 4 kartus, užsimerkus. Nuraminame protą. Kvėpavimas visada nuramina protą. Mūsų kūnas visada viską pasako, ko jis nori. Bet mes labai dažnai negirdime, ko nori mūsų kūnas. Ir ignoruodami kūno norus mes prisišaukiame visas ligas. Tai visų pirma, tada prisišaukiame visas gyvenimo nesėkmes. Tai antra, bėgdami, gelbėdami, gyvendami kitų žmonių gyvenimus. Šiandieną yra laikas visą tai paleisti. Praktikos metu prasikvėpavus 3-4 kartus labai būtina nusiraminus kvėpavimui jausti, kaip ta ramybė užlieja visą kūną. Ir kiekvieno iškvėpimo metu matykite ir jauskite, kaip iš jūsų išeina kažkas tamsaus. Neklauskite, kas išeina, nes jei bandys protas klausti, galbūt vienu iškvėpimu išeis labai nedidelis kažkoks kaip siūlas, kaip dūmelis, gal kitų iškvėpimų išeis labai didelis, gal netgi apsiverksite, ant kiek ar užsikosysite, ant kiek norės išeiti kažkas stipraus. Jūs patys turite mintise pasakyti, aš paleidžiu viską, kas yra nenaudinga mano gyvenimui. Ir siela pati išves iš jūsų kūno būtent visą tai, kas yra nenaudinga. Deganti žvakė labai svarbu. Jeigu balta, tai yra išvalymo energija. Jeigu žalia, tai yra daugiau finansų energija. Jeigu raudona, tai yra ryžto ir ėjimo į priekį energija. Bet kuri spalva tinkama, bet šiandien žvakė yra labai reikalinga. Ir kvėpuokite, paleisdami tiek, kiek galėsite. Galbūt tai bus 5 minutės, gal 10. Ir vis kiekvieno iškvėpimo jauskit ir matykit, lyg iš vidaus išsitraukia kažkas ir pakyla. Ir dar kartelį išsitraukia ir pakyla. Ir atlikę kvėpavimo praktiką, labai lėtai atsimerkite ir žiūrėkite į žvakės liepsną. Lyg ta šviesa, ta žvakės ugnis, lyg jūs išdegintų visą tai, kas išėjo, palikdama švarę ertmę, nes iš tiesų žvakė ir žvakės ugnis panaikina viską, ko mums nereikia. Jinai tiesiog išdegina. Ir labai būtų gerai, kad atrastumėt tokią vietą, kur jūsų niekas negalės patrukdyti, jums negalės patrukdyti atlikti šios praktikos. Dar labai svarbu telefoną palikti kitoje patalpoje. Tiesiog, kad tai nebūtų
kad išjungiau garsą ir viskas. Jis galbūt vibruos ir trukdys jums susikaupti. Tai taip pat labai svarbu. Jeigu turit meditacinę muziką, tai yra pliusas, tai super. Dar kas yra labai svarbu. Po šios praktikos atsisėskite ir skirkite laiko atsisveikinti su šiuo nuostabiu periodu, kuris buvo jūsų gyvenime. Tai buvo ciklas. Vis dėlto šie metai visatos energijoje yra pirmi metai. Pirmi tai yra naujo kūrimas. Ir po šio užtemimo būtent ir prasidės didžiausi pokyčiai mūsų gyvenimuose. Tik turim suprasti, kad mes pirmiausia turim paruošti dirvą, ją sutvarkyti nuo piktžolių, viską išpurenti ir palaukti pirmojo lietaus, kad ta dirva būtų stipresnė ir tada, tik tai tada mes turime įsodinti sėklą. Nes jeigu sėklą sodinsime iki lietaus ir dar dirva nebus drėgna, tiesiog ją išplaus. Ir tada tik įsodinti sėklą. Ir nelakstyti kas 2 minutės pažiūrėti, ar jau sudygo, ar jau išaugo. Tai rytojus nebus kažkuom ypatingas. Dar perspėsiu, po šios praktikos rytojus gali atrodyti, kad jums liūdniau, kad jūs kažko nesuprato. Taip, įsivaizduokit, jūs išmetėte visus savo senus baldus iš savo kambario, langas atidarytas, galimybės eina, o jūs neturit net kur kavos puodelio padėti. Taip, tai natūralu ir jūs galbūt nejausit iš karto to tokio vauč palengvėjimo. Bet praktikos užbaigimui labai svarbu parašyti laišką būtent savo tam periodui, už ką esate dėkingi. Galbūt esate labai dėkingi už ligą, kuri būtent jums parodė, kad per ją jūs pamatėt kažkokius tai įvykius, kažką savy pakeitėt, galbūt kažkas jūs paliko. Ir jūs turit labai būti dėkingi, nes vadinasi, šitie santykiai jau išsikvėpė. Galbūt jums kažkas nesisekė finansiškai, bet tai buvo tik todėl, kad jūs išmokyti kitaip žiūrėti finansus arba patobulinti savo žinias finansuose. Galbūt jūsų santykiai buvo tokie nuostabus, jums atrodė ir staiga nutrūko. Ir tai taip pat normalu. Kiekvienas etapas turi savo žmonės, turi savo įvykius. Jūs turit prisiminti savo gyvenimo įvykius, kurie, siūlyčiau labiau prisiminti tie, kurie skaudino, nes per didelį skausmą mes labai stipriai užaugame. Ir padėkoti tiems įvykiams už tai, kad jie buvo jūsų gyvenime ir paleisti, ant ko pykote, ko nepriimėte, kur norėjot ginčytis, visą tai paleisti. Ir praktikos užbaigimas labai paprastas, turėkite gal iš anksto atsinešę lėkštutę ir virš tos pačios žvakės tiesiog sudeginkite šitą laišką, kurį parašysite savo atsisveikinimui su buvusiu savo gyvenimo etapu, su didžiulė meilė ir didžiuliu dėkingumu. Sudegus šiam laiškui, neskubėkite. Truputį atvėsus pelenams, juos būtina išmesti, palikti ant žemės, būtent ant žemės, kad žemė paimtų jūsų visą šitą energetiką. Jeigu neturite galimybės išeiti į lauką, tai tiesiog yra gėlių vazonėliai, kur taip pat yra, tai gėlytės auga žemėje, tiesiog į kraštelį vazonėlio ant žemės suberkite pelenus. Jie nieko nepadarys blogo gėlytei, bet jūs būsit atidavę motinai žemėj būtent visą tai, kas jums nereikalinga. Ir tada kursime naują gyvenimą. Įsivaizduojat, viduje turi būti tuščia,
kad galėtų ateiti kažkas naujo. Juk iš mūsų vidinių įsitikinimų, iš mūsų vidinių programų mes sukuriame kažką naujo. Ir rytojus neparodys iš karto tų gėlyčių, apie kurias mes svajojam, tų įvykių, apie kuriuos svajojam, bet jie ateis artimiausio pusmečio eigoje ir jūs net nustebsite, kiek stipriai išsipildys jūsų tikrieji ketinimai, jūsų tikslai ir jūsų svajonės. Su jumis Eligė ir skaičių magija. Būkime palaiminti. Siunčiu jums šviesos ir meilės iš savo širdies į jūsų širdis.